Tai visų pirma, labai smagu, kad visi vaikai kartu pabendravo, pabuvo ir padarėm tikrai nemažą darbą, bet aišku, dar liko kelios dienos stovyklos, kelios ir rimtesnės treniruotės, bet šiaip atrodo neblogas planas. Mes treneriai pasibendravom, pasižiūrėjom, kaip sekasi, dėliojom tą programą pagal jų pajėgumą, nes norėjau, kad jie užlūžtų šiuo metu, bet norėjosi tikrai, kad būtų nuovargyje. Tai atrodo, kol kas tą pavyksta daryti, laviruoti. Sportininkus irgi matom, kuriuose užduotyse jie stipresni, kuriuose šiek tiek silpnesni, ką dar galėtumėm padaryti. Po savaitės Druskininkuose tiesiog matysim, kaip jie plaukia iš bendro tonuso, iš bendro krūvio. Kažkokių spec atleidimų nedarysim, aišku, pažiūrėsim treniruotės, kad nenuvažiuotumėm visiškai numirę. Bet Druskininkuose, manau, bus smagiausia dalis tai, kad susirinks beveik visi stipriausi, nebent tik tie, kurie sirguliuoja arba yra užsienyje, jaunimo grupės sportininkai ir pasivaržys tarpusavyje. Kai kurie savo distancijose, kai kurie nebūtinai savo distancijose, bet tas pasivaržymas tai vis tiek trumpas vanduo, kurio mes šiuo metu jau nebeakcentuojam. Didžiausi akcentai yra iki Lietuvos čempionatą ir balandį po Lietuvos čempionato, kada galėtumėm pasiekti aukščiausią piką šiam antram cikle. Tada Baltijos šalių čempionatas toks kaip kontrolinis startas daugiau, nes tolima kelionė, bet ten vis tiek norisi visą laiką įkrėsti latviams ir estams, tai negalim nuvažiuoti irgi tuščiai, turim gerai pasirodyti. Ir aišku, vienaip ar kitaip, čia jau susirinkę tie, iš kurių mes tikimės irgi vasarą gerų rezultatų Europos pasaulio jaunimo čempionatuose. Ši stovykla, manau, ir suteikia tos patirties su kitais, kad pasižiūrėtume, kiek galima parungtyniauti su kitais, nes daugelis atvažiavę iš tam tikrų miestų, kur nėra ten daug brasistų ar daug kraulistų ir trūksta tos konkurencijos kiekvienam mieste. Tai ši stovykla ir yra labai gerai pasižiūrėti ir pasikonkuruoti su kitais plaukikais. Tai labai smagu dėl to yra.